Sveiki sugrįžę į Vaito ūkį. Balta, kur dairais. Apžiūrėkim, ką žiemužėlė padarė mūsų namui per visą žiemą. Sugrius tavo namas išsigybėlė. Durys prišalusios. Nemeluosiu, vakar buvau čia biškį užėjęs ir aptvarkiau, nes buvo bardakas paliktas, nes čia šokamės per kalėdas. Viskas tvarkoja, viskas veikia, viskas gražu, upelis čiurlena, stogus atlaikė, sniego viduj nėra. Pečių pakeisim, jau irgi pats nusprendžiau, šitą pečių ištrauksim. Užklaimo sienas išmesim, jo nebus, kamino tą patį paliksim, išsimūrysim mažą pečiuką, nes negaliu didelę pečiuką daryti dėl to, nes grindis pas mane nėra padarytas žiauriai kokybiškai, ant akmenų buvo viskas pastatyta. Tai jeigu padarysi didesnį pečių, akmuo ką padarys? Padarys bye. Ir viskas, susuis žemės ir bus kreivus pečius ir man tada kiaušinį keps, bus viskas ant vieną kraštą. Gausis ne kiaušinio omlėtas, o mėnulis petelniai. Pusę mėnulio, aš noriu pilnaties, nes aš kaip vilkas noriu staugt. Bet to, aš leidžiu vilkų šaudyti, nes vis sukiuojas čia aplink. Šiemet aš sakiau, nusprendžiau su komentatoriais jau nebesidaužyti, jau nusprendžiau jau ramiai būti. Bet praeitą kartą, kai pasigyriau, kad yra vilkų čia ir su jų, kad reiks eiti žudyti, sukyla prieš mane biški žmonės minkštesnėm širdim. Aš pats gyvenime nepakelčiau rankas prieš gyvulį, nes kitaip jau tėvų būčiau sudubasnis kelius kartus. Bet yra dalykų, kur mano šuniukas yra svarbiau už kitus gyvulius. Ir aš sakiau, eisim ieškoti pagal pėdsakus, kur gyveno vilkus. Aš kažkaip tą vilką įsivaizduoju kaip iš nupalau. Su cigaretė ir pasišiaušus ir su kelniam tokiam margom. Tai sakau, reiktų nužudyti jį. Arba bent jau išgazdinti. Arba mane išgazdintų. Nežinau, kažkuris iš šitų gyvulių, aš arba vilkas, tikrai būtume prišykę kelnes. Bet žmogus parašė, jeigu vilkas jau eina į žmogaus teritoriją, tai jau čia reiškia žmogaus klaida. Vilkai jau pradėjo eiti jūsų pusę. Eikit. Ir viskas. Kiek leidžiam, mes prieit, leidžiam. Eik. Ką, Vaidai, dabar darysi? Šiandien darysim čionais pagražinimus. Kokius dar gražinimus galima daryti tokiam gražiam padarui? Kadangi mes gaminsim vyną, o ne tik garų su jį, tai mes čia pasidarysim vynui ir alui lentynos visokios. Bam. O lentynom reikia medienos. O medienos mes atvykome nusipirkti į Mokė vežė. Lifehacks. Einam prie medžio. Tikiuosi, kad gausim tokį dydžią, kad mums tilptų į mersą įsikišti. Mano manimu, man šitie labai gerai tiktų, nes noriu, kad mano butelys būtų išlindęs. Bet nedarysim, kad būtų kampo, kad korka žemiau stovėtų. Darysim tiesiog, kad tiesiai mūsų butelys stovėtų ir galvom juos visus taip X-uką formas padaryti. Taip sunert ir bus tokie trikampiukai. Šiaip man gali įmest nuotrauką, parodysim, kaip turėtų atrodyti pagal mane ir nereiks man rodyti su pirštis. Matau, kad nebrangiai čia kainuoja, tai galvoju, reikės pasimti visas lentutės. Bam, į mašiną telpa kaip tik. Šitie skydai irgi būtų labai gerai, bet dabar šitam video tikrai nedarysiu, bet darysim vis tiek ateityje. O tokius du suleidžiam, bam, ir aplink visur mūsų namūkė, aplink sienas visur pasidaryti salyklam vietas. Kampiukus pasidaryti, kad galėtume tenais po to savo grūdus sukrauti ir daiginti. Tai va šitas bus perfekt. Čia ateity. Reiktų nusipirkti mums seną didįjį prieš pjauklą. Bet čia smulkas, tai reiškia labai gražų taką daryti. Gerai, paimsi šitą. Nežinau, ar dabar prisireiks, bet ateity man tikrai prisireiks. Dar reiktų lypalo, galvoju. Jeigu mes medečinės darysim ir gali būti, kad pačius sujungimus visai būtų faina užtekt lypaliuko, kad sulyptų. Nors galimai, žinokis, laikytus vien dėl to, nes kai sūneriai automatiškai laikas. Bet lypalas irgi neprapuls. Tai lypalą ir maišiuką dar. Parodysim jaunimui, kokia mūsų laikais buvo kristė. Gerai žiūri, yra ten kampė lypalas, bet mėginam jums šitą. Dar kadangi T3 savo remontuoju ir man reikia ten su hermetiku užtepti visokius virimo siūles, teptukus pasiėmiau, nes praeitą kartą su labai plačiu teptuku tepliau ir man per daug ištepliojo, ko nereikia. Varom į kaimą ir varom statyti savo lentyną alkoholiui. Gal blogai, jeigu pasakiau alkoholiui. Einam statyti lentyną gėrimams alkoholiniams. Viskas. Labai maloniai mus aptarnavo. Man labai patinka Mokė vežė darbuoti. Visą laiką įsišėpi su manim, man asmeniškai labai patinka. Ką noriu iškart pamėginti? Pjūklą. Ui.
labai švelniai. Moki vežiai radau viską, ką ieškojau, tai manau rasti ir jūs, nes ten yra platus prekių asortimentas ir didžiulės nuolaidos joms. Perkant internetu su kodu VAIDAS10, 10% nuolaida jūsų pirkinių krepšeliui. Paskubėk, nes Vaidas viską vienas išpirks. Ką dar noriu jums papasakoti, nes aš darysiu update'us jums dar apie T3. Durys jau išimtas visos, bam, visas kėbulas išrinktas, išpjaustas. Kartais reiks pakeisti. Čia va jau. Bet laukiam, kol biškai šils. Kai jau būna pliusinė temperatūra, tada jau kimbam į darbus, jau kažką darai, nes kitaip čia jeigu vyrinsi, žinai, drėgmės pritraukia ir prirasoja visur. Čia visi siūlės užtepliotos, nugruntuotos, užtepliotos. Nežinau, ar čia labai gerai laikės, bet čia tikrai nieką profesionaliai nedarysiu ir jau galite užčiaupti savo srėbtuvės, jau valga savo bomžpakį, jau norėjo kažką sakyti ir dabar, kaip jis galėjo pagalvoti, iš nosies narglys išlindo, vėl įtraukia, buvo pamatė, žvengė šio ir dabar visą gyvenimą jis tai atsimins. Va taip va. O kodėl nefilmuoju ir nekeliu atskirų video apie tai, nes aš tada pražilčiau ir išpratėčiau, nes tikrai atsiras milijonas kebolistų, kurie žino geriau daryti negu Vaidas. Čia aš ką padarysiu po 5 metų, vėl viskas išpus, bet toks ir yra gyvenimo ciklas, ką darai vis tiek supūna. Daug yra geros skardos ir daug yra blogos skardos. Pažiūrėkit, pirštas beveik lenda. Išsipjaus, išsimes, pakui, išsimes, dugnas pakankamai sveikas, tai biškai yra rūdžių, bet nėra, kad kiaurai, ten nusišveis, numolevosi, tokio rūdų, šokį šūdą, kuris ten nuo rūdžių tam yra skirtas. Ten pilks, matom, tokį šūdų užtipiau, į gruntą irgi nudažiau, irgi rūdų, tokį spalvos šūdų. Ruberoidą dėsi? Šitai mašinai ruberoidą jau tepsim. Pats nušveisiu, nugruntuosiu. Aš iš vis galvoju, gruntą tą pirminį tokį, tas fileris, ar kaip ten tas, rūdas tas šūdas. Nutepsiu visą, bet su teptuku. Ir po to gražiai nušlifuosiu. Tai papašiaušiu, gražiai sulygins. Gal su teptukas su kažkuo. Aš žinau, aš neturiu profesionalios įrangas, ką man padaryti. Bus gerai čia vis. Tokia mano profesionali restauracija. Nes galėčiau, aišku, nuvežti, ten jau 8,000-6,000 sumokėti, sutvarkytų, gražu būtų. Ir tu atsisėdi toks jausmas, kad tėvai tau būtų nupirkti. Sėdi namie, bet toks netavo, toks, žinai. Mama, galiu aš baldus persistumdyk. Tai stumdykis. Gerai. Man atrodo, kaip pjaustyklę turiu. Jau galvojat, iš kur Vaidas tiek pinigų turi tokiems dalykam pirkti. Būtent, kad pats nepirkau, nes pragėriau viską. O šitą atvežė Aidas iš Norvegijos. Norvegijai sėdžiu, matau, sako, kai tu vargšas dirbi su šūdais visokiais. Sako, aš nusipirkau naują, o tau šitą galiu padovanoti, jeigu nori. Atvažiavo čia, manęs kaip nebuvo, nes aš buvau Vilniui. Buvo mano dėdė be pirštą, nes jis kaip tik nuspjovęs panašiai buvo. Tai priėmė ir atidavė. Jau ačiū. Šiandien pirmą kartą, kad išmėginsiu jau normaliai. Ar pjauna, ar nepjauna. Nes jeigu blogai pjauna, tada jau reiks paheitinti biškį žmogų. Kam dovanot prastų daiktų. Ačiū. Veškit viską čia. Jeigu tai galite, veškit. Vaidas priims. Manęs gal nebus, mano tėvus priims. Alaus daug nesiūlykit. Nes jis arielkų geria. Gerai. Pirmą mes pasidarysim, neskubėdami. Matai, kaip čia išraižyta. Tai va taip pat turėtų atrodyti pas mum iš lentučių. Bet dar va čia ateityje užsidės iš šonų. Na, aišku, ne taip klišai. Ir turi gauti 16 vienetų mum. Atsmiruosim, 60 ir persipjausim. 3 lentas pašiam. Bus visus lygias. Kaip gražu, tikrai geras aparatas. Gerai. Ir mums reikia dabar atsimatuoti, kiek šplauk, 60 cm, tai mums reikia, kad būtų ties 20, ties 15. Ties 15, 30 kemping. Galvojau, jau netaip nupjau. Čia va. Ir 45. Mėginsiu pjauti tiesiai per siūlę, nors yra tip top atmatuota, kokia yra storumo, bet jeigu pjausiu taip, kad standžiai įlystų viskas, bus blogai, nes man gali va šitie dalykai išlūžti. Nes yra klijuota mediena, tai gali būti nulūžt labai lengvai. Padarysim vis tiek tokį laisvumą, kad turėtų. Kaip matom, iki galo nedasipjovė, bet tam aš buvau pasiėmęs pjūklą iš mokvežį ir dasipjausiu iki galo.
Žinau, ko geriau dirbti prie medžio, o ne prie metalo. Nes medis savo, kad sveik. Nežiūrėk, jie eina į mišką, daug medžio, gaivo. O kai dirbi prie metalo, dėl to reikia kaukę mūvėti. Nes vis laiko, kai aš, pavyzdžiui, padirbu prie medžio, kokias 2 savaitės, vis laiko kosau, tokiais krepliais, reiškia, plaučiai yra išsivalant. Ir šiaip man jau kaukės ant galvos nebeuždėsiu. Laužiam. Dar reikia 2 atpjaut. Jau viskas nebesikalatoja, taip, jis juda iš tavęs darbiškai. Bet jeigu mes įsikliuosim arba iš galą prisuksim lentas, tai jis nešis nieko nebeidės. Ir stovės kaip stovi. Žiūrėk, aš galvoju, dėl šitų porą milimetrų, tai nieko nedarom, tai kaip tik toks gražu. Tipo, kam daryt? Čia gal nereikia būti lygų. Kam čia mums taip suvesti? Bandysim žaisti biškį taupimo režimo ir akių apdumimo strategiją naudosim. Išsaugosim vieną lentą. Šitas yra 120. Jeigu po šiam ciemu čia dedam, gaunas, kad pats kampas mūsų negražiai nebestoina ir plyšys gaunas. Tai sugalvojom padaryti šiam vieną ant PM9. Tas gražiai sueis ir vienoje vietoje biškis bus trumpiau, bet visur bendrai žiūrint. O, kaip jie gražiai čia dizainą padarė tokį. Pjūklas labai geras. Vežkit daugiau. Va šitą. Susuku, kampus susigaudau. Perfekt. Šiaip aš niekad gyvenime nesirgdavau, bet dabar pastaruoju metu kažkas prasidėjo, kad pradėjau labai dažnai sirgti. Užvakar buvo man 39,5. Į ligonę aš nevažiuosiu tikrai, nes medikai ir taip turi daug darbo be manęs. Bet šiandien atsikeliu 366. Filmuojam. Va toks, ant sienos. Gražus, sakyčiau. Gerai, reikia dar vieną tokį patį pasidaryti. Nu, šitas tikrai standesnis gavas. Gerai meluoju, iš tikrųjų reikalinga kaukė yra. Nesitikėjau, kad tiek bus daug drožlių. Žinai, mano svajonė, kai turėsi savo kitą garažą. To norėtų, kur užsideda ir visas šiukšlės surenka. Tas, kur ateina ir viskas surenka. Kitaip mes vadinam kaip? Moteris. Ne, kauju, surblys. Kaip mes vadinam kaimiečiai? Bobas užšluotų. Ne, kauju. Šitas labai tvirtus, ir nas, aišku, tvirtas. Dabar, kad įsivaizduotumėm, kaip jie turėtų būti. Ten apačia, šitą pusę visą apačia. Tada šitas čia, va. Čia šitaip ant sienos kabės, o čia, šitos vietos dar vieną lentyną pasidaryti. Bam. Gerai. Gal dabar lentynų net nedaryt, gal tokį užsukt. Ajajai, galvosūkis didžiulis Vaidui. Gal visai gerai tokį prisisukt, kad kuo mažiau svorio dabar pasturėt. Ir tada dar dasimušt po to, žinai, atsigėrus jau ramiai. Va tai mes padarysim. Šitą uždėsim čia, va. Ir čia bus mūsų laikiklis. Jis prisisuks prie čia ir šitą vietą mes galėsim prieit ir prisuksim medviršys ant savo viršutinės balkės mūsų namūkė. Ir čia taip pat nugarinė lenta ir neleis šitam daiktų sam pakapt, kad jis netyčia perlūžt ar kažkas panašaus. O šitie laikysis. Ant kelių medviršių prisuksim ir išlaikys. Vyno daug nekrausim, mes krausim daug vyną, bet ir daug suvartosim. Kai siena užsidengs, geriau atrodo. Sniega iki kaklą. Šiandien mes turėjom prieš savaitę gal. Turėjom užsifilmavę
pradžią šitą video. Sakom, vis tiek atvažiavom į kaimą biškį prie T3, tai davai padarom pradžią, po to kitą kartą atvarysim, dasimušim. Tai praeitą savaitę nebuvo sniego. Tai ten, ką anksčiau aš šnekėjau, šiandien turėjau naujai peršnekėti. Šiaip reiktų kuo daugiau lentynėlių, tada dar gražiau gautųsi, žinai. Bet sak, dabar, jeigu čia bus tas stalas su lyklom, jau vaizdas kitoks, žinai. Tada jeigu sakėm, dar čia lentynėlės, čia, galima nuo čia, va. Ir viskas čia gerai gausis. Reikia butelius vieną atsinešti. Va, būt gerai. Iškart vaizdas geriau, ne? Ir aš nedurnelis. O dabar aš nešiu vyną butelį šitą vietą paliks, kad jas sušaltų. Aš žinau, kad jas ir išvoktų iš tikrųjų. Ir dabar aš dabar diskutavau su tėvais, su mantu, visais vakar atsisėdė prie butelio diskutavom. Čia tikrai, jeigu prikraučiau daug vyno butelių, tikrai ateitų kažkas pavogti. Bet aš iki kurios vyno butelis bus įpylęs antifrizo. Tai reiškia, jeigu vagis ateis, išgers ir mirs, nieko nežinau, aš buvau perspėjęs per video, kad čia yra nuodingų preparatų palikta. Kaip žiurknuodžių, žinai. Aš galiu žiurknuodžius visur naudoti. Galiu čia daug žiurknuodžių pridėti, bet ateisiu kažkas suvalgys mano žiurknuodžius žmogus ir sakys, o, tu, gaidį, palikai namūkį žiurknuodžius, o dabar man kepenis sugedo, aš dabar mirštu. Kam vagiai? Šiaip aš vagių nemėgstu, aš visus norėčiau užmušti, sušaudyti, susinervavo. Net dabar prisimenu, kad vagiai egzistuoja, man iškart susinervavo. Tai va, bus buteliai sukrauti per vasaros tave, žinai, kondicionierių dėsim, kad man buteliai nesugestų. Nu, ten va biškai pagaliukas tai. O jau tai gražiai. Mat, kokį pasigaminau. Tai šiandien iš manęs bus tiek, o kitą kartą mes jau mėginsim, jeigu bus pliusas, pečiuką pasigaminti naują. Vėl pečiaus video, yeah! Kad būtų dar šilčiau. Bet reiks jau išplytų, kaip sakiau, išsimūryti. Pasidarysim, bet jeigu bus minusas, kas mums labai nepatiktų, eisim, pabaigsim lentynas čia va. Čia. Surazgysim, kad būtų pilnai visos sienos, duokit. Čiuk. Dar gal net ir kampu po to užsisuks. Dar kečiau atrodytų, ne? Jeigu dar kampu užsisuktų, su žmonės, bitvai rogės, kaip gražu. Tada čia tokia mažytė lentynėlė. Čiuk, lektarnė. Apie patį namuką biškę, pažiūrėkit, žiemos išbandymus mūsų namas atlaikė. Aišku, dar kaip pašalas išeis, va tada parodys tikrai savo veidą. Pagrinde viskas kaip ir plan... O viešpatė stogus įgriu! Viskas pagal planą išėjo gerai. Žinai, ką galvoju, gal mes vasarą pasidaryti. Reiktų prieki iš tikrųjų tokį kažką užsileist biškį, nes lietus laiko kali iš tos pusės šiemet. Ana pusė... Kad aš net atėjau net su kibru užpilau, sakau, jums tu gal biškis gal... Sienas, sako, ačiū Dievui, kad užpilės, man lūpas, sako, buvo visas net suskerpėjusios. A ta pusė drėgna. Eik tu savo, nešiau, aš deginau laužus, kad tik nešlaptų šitą, nes virkšelė kosė, kaip katinas iš pelkės ištrauktas. Nu, žodžiu, šitą pusę buvo šlapia, taip šlapiai paperdas per trūsikus ir aišku, kai šlampa medis, jis nepaslėptus, žinai, durnelį nepaslėpia. Drėgmė į vidų nori skverbtis, nedurna, kam jau lauk stovėt. Ir pasislėpia į vidų, žinai, įeina vandeniukas. Ir tada man biškai grindis jau šlampa. Tai kaip supratom, šitą pusę greičiausiai išpus. Ai, vilkus! Šitas vietas reiktų užpurkšti, nes biškai, žinok, buvo ant stogo pripūsti per pliušiukus. Žinai, per kurį pliušiuką pripūsti? Va tam užutas kilutę, kur palikau specialiai šito. Ir va ten tokie tarpeliukai, mažiukai, tai jie, kur atrodo, jau nieks nepralis. Bet sniegus sako, sveiki atvykę, čia dabar mano teritorija. Ir ant viršaus užpūsta. Žinot, baltas sniegas, naglus. Ant tų pusę pažiūrim, ar galima rodyti? Ne, čia nereikia rodyti. Nežiūrėk, kad nuo pusė. Ta pusė nenudažyt. Čia mes rodom, čia kaip būna Europos paramų gauni ir atsirestauruoji. Ir būna vis tiek palieka šoje, kaip iš tikrųjų atrodo dar tam tikrą vietą. Dabar pramėginsi išsibėgėjęs į kainą praspirt naujai sukastų kurmeraus. Nemėgins, anksčiau buvau kojų taip išsisukis. Va, kepurė. Ką man su tų kepurį daryti dabar? Kurimi paerzint. Kurims dabar galvos, kad čia jo. O jis dabar išlindys gali būti kažkur. Ir aš... Čia va šitą vietą, kurme buvo, aš perkelsiu ant pamato akmens va. Vam! Ir kurimis atsikels, sakys, vėl, šalto laukiu, bėgs, šoks ir šitam kurmeras ant kindlės, o čiagi pamatas yra tvirčiausiai padarytas, tai jau čia sudrebės visus namus. Tai taip ir atsisveikinam su tokia liūdna gaidelė.
Paskutinį sekmadienį. Žalgiris. Žali, balti. Nesakysi subscribe. Ai, tai kam čia, nebereikim subscriber. Paspauskit laiku. 1 laikas lygus 1 lentyna. Nepamirškit paspaust like, subscribe, share, komentarus, nerašyt ir žiūrėt toliau video. Ate.